Sveiki ūkininkai, kolegos, agronomai ir žemės ūkių besidomintys žmonės. Praėjęs pusantro mėnesio pakankamai įdomus jūsų laukose. Patirčių tikrai netrūko, vienas iš sudėtingesnių sezonų per visą mano agronomavimo karjerą, bet kaip ir visą laiką tas, kas jam buvo gerai pasiruošęs, pakankamai neblogai išsivyniojo. Nuo ko pradėti? Turbūt galima pradėti nuo kad ir pačio ankstyvo pavasario, nekalbėti apie tai daug diskutavimo praėjusiose laidose, kokios tos augimo sąlygos buvo. Viskas prasidėjo nuo rapsapjūtės. Rapsapjūtė Lietuva, nors ir pakankamai nedidelė šalis, bet labai skirtingos klimatinės sąlygos skirtingose regionuose ir labai skirtingi vaizdai. Nelabai norėjosi turbūt kiekvieną dieną imti, čiupti kamerą, bevaikštant laukose arba važinėjant kombainus ir filmuoti ir rodyti visai tautai, kaip viename Lietuvos krašte kulėsi 14,5 ir 15 grūdai su puikiais parametrais ir labai aukštais derlingumais, kadangi kitam Lietuvos krašte dar neteko taip matyti, kai plaukiam su kombainais, tikrai plaukiam su kombainais ir šiais metais labai išryškėjo būtent kas turi pakankamai didelius ir labai stipriai pasiruošę būtent kulimams. Net ir drėgnesniuose rajonuose tie, kurie painvestavo į kombainus iš anksčiau tam, kad galėtų savo laukus nusikulti ganėtinai sparčiai, ten spėjo pasiimti ir labai aukštų kokybinių parametrų tiek kviečius, galėjo palaukti žieminių rapsų pilnosios brandos ir per užpakalį kombainų neturėti didelių nuostolių. Viskas prasidėjo nuo žieminių rapsų pjūties, buvo tikrai pakankamai įdomi. Labai daug skirtingų derlingumų turime, vėlgi šalnos pavasarinės, 21 diena, 21 naktis šalnos šį pavasarį skirtingose regionuose. Tikrai truktelėjo žieminių rapsų derlingumo žemyn. Labai išryškėjo žieminių rapsų veislių savybės, kaip jos prakenčia, kaip jos startuoja, kaip jos prakenčia būtent šias šalnas. Pionieriaus PT315 tose regionuose, kur gavo labai daug šalnos, labai puikiai regeneravosi ir labai didelių nuostolių nebuvo, nebent ten buvo kosminis derlingumas. Labai puikiai pasirodė ir jo neišbyrėjimo genetika, kai dar net matome, kad ir dabar žieminiuose rapsuose, kur stovi šiauriniuose regionuose balose nekulti, ankštaros neatsidariusios ir rapsai nėra sudygę. Ten, kur daugiau lietaus, Pionieriaus PT303, kuris turi labai didelį atsparumą sklerotiniai, taip pat tolerancijas verticiliozei, ten jisai puikiai pasirodė, tikrai ne viena ir ne kita žieminių rapsų veislė, taip pat ir iš kitų selekcijų, kuri rodė gražius rezultatus, bet viskas kaip ir visada, nuo sėjomainos, nuo technologijų, kurios buvo padarytos. Kas matome labiausiai įtakojo žieminių rapsų derlingumą, žinoma, laiku padaryti darbai, kurie prasidėjo nuo pavasario šiais metais, tom pirmom atšilimo dienom tikrai vertėjo važiuoti su insekticidais ir su mitybom tam, kad tiek sunaikinti paslėptą straublę pirmoje generaciją, tiek pamaitinti augalus, kad jie greičiau startuotų. Tokie augalai daug geriau pernešė šalnas. Purškimų prieš pat šalnas nedarėme, nevažiavome su kažkokiais regeneraciniais purškimais, anksti davėjom trąšas. Čia jau kito pavasario tematika, tai žieminių rapsų derlingumai, ten, kur labai didelės žalos, daug teko pavaikščioti ir su VH ekspertais, laukose, kurie buvo drausti, pakankamai įdomus vertinimas, tas diskutuotinas koeficientas, iš kurio dalinama, jeigu žala nėra didelė. Kombainai tikrai parodė, kad ta žala buvo kai kuriuose vietose didesnė. Tikrai yra regionų, kur žalos fiksuotos 76 ar net 80% atskiruose laukose. Tai visgi draudimas žieminių rapsų pasėliams tikrai rekomenduojamas, jo tikrai draudžiasi daugiau negu 90% žmonių, su kuriais mes darbuojamės laukose. Bet ta jau pjūtė praėjo kai kur 2,5, kur prasti rezultatai, kai turi gerokai virš 4 vidutiniai derlingumai, eilėjus pakankamai neblogas, nuo 46 iki 52,5 aukščiausio fiksuoto. Daug džiovinimo, daug kaštų, kas neturėjo džiovyklų, žinoma, laukia tos pilnosios brandos, kai kur metais į kviečius, vėlgi įdomesnė. Pjūtis prasidėjo, bet apie tą žieminių rapsų sėją, čia viskas ir vėl kitas momentas. Kai kuriuose šiauriniuose regionuose ūkininkai šiais metais net nesėjo žieminių rapsų, bijodami šliužų, matydami, kiek jų yra kviečių laukose ir bijodami to vėlyvo sėjos termino bei perteklinio drėgmės kiekio. Šiaurės rytų regionuose, neišimtis 500 mm kritulių nuo gegužės 1 iki Liepos 15 dienos, tada vėl per javapjūtę buvo pakankamai nemažai, net nebežiūrimi Korduloso duomenys, nes ten tokie vidurkiai, kad toks vaizdas, kad visi metai prasisuko per 3 mėnesius augalų vegetacijos. Daug kritulių, ką darėme beveik visur ir ką visiems rekomendavome. Net jeigu sėjome striptilinėmis sėjomis, minimum vienas, kai kur net ir 2 skutimai tam, kad galėtume paruošti. Tas įprotis kitur, kur kišdavom fokusą 25 ir 30 cm su 2,5 ar su 4 cm kaltais, kur lengvesnės dirvožemiai. Šiais metais 12, 14, kai kur 16 po 2 skutimų tose regionuose, kur daug kritulių.
atsistoji prie fokuso, net nelabai supranti, nuo kurio galo pradėti. Ten, kur žemė lengvesnė, pasidarai keturis užspaudimą, kad jinai nešokinėtų net ir važiuojant 10 km per valandą greičiu, ne keli klipsai, 2 mėlyni, 1 geltonas, 1,5 cm gilis, viskas valio, kitur 5 užspaudimą. Bandom įsėti kiek giliau, taip, siejamosios diskas prapjauna, ne, ar pronto, ar fokusas, tas pats galas, tas pats išsėjimo mechanizmas siejant žeminius rapsus, nebent jau pats disko mechanizmas. Ir šiaurinėse regionuose, tokiuose kaip Pasvalys, Biržai, kur žemės tikrai labai šlapios, 90% buvo net ir neužsidariusių vagučių, nei užžerėjai, nei prispaudėjai, niekas nepadėjo, net ir 2 skutimai nelabai padėjo. Ten, kur sėja buvo pakankamai ankstyva, nieko baisaus, žeminis rapsas, vėlgi, piktžolė, kitą kartą jinai iš batų iškritusi, grįžus net ir ant trinkelių išdygsta, užaugo ir pražiemoja. Tai svarbiausia pasigauti kaip minimum tos 7 ar 8 lapelius. Ten vėlyvesnės sėjos, 22, kada 20 startavom, kada šiek tiek pradžiuvo, žeminiai rapsai, kai kur 4, kai kur 5 lapeliai, kitur dar tik skilšlapiai. Antroji rugsėjo pusė, nei tokio varianto labai nebijome, pakankamai šilta rugsėjo pradžia, lietinga, šilta, vėjuota, ir dabar neišimtis laukia apie 23 laipsnių šilumos, 10 val. Ryto. Tas šiltasis savaitgalis, kada visi Lietuvos ūkininkai laukuose bando sėti, bando dirbti, ne visiems tai pavyksta. Tai žieminio rapsų šiais metais bus pasėta šiek tiek mažiau negu praėjusiais metais, bent jau tą matome. Tose laukuose kokybiniai parametrai, vėlgi tose jos ten, kur važiavom skutomis 1 ar 2 kartus, šliužų žala minimali arba jos visiškai nėra. Tie, kurie parizikavo visgi važiuoti ir sėti tiesiai, ypač sunkesniuose dirvožemiuose, problemų turėjo pakankamai nemažai. Šliužų granulių barstymas, kaip ir visą laiką, kai kur aplinkui griovius, pirma indikacija po žieminio rapso nukulimo, miškas, griovys, pabirų laukas sudygęs ir važiuoja kokį 20-30 metrų per 40 hektarų lauką išilgai, nuo griovio visos pabiros nuvalytos, tai viena iš indikacijų, kad tikrai šiais metais tų šliužų buvo, tiesa tikrai ne visur. Tai tie, kurie bandė pastatyti to kortui, kazino ir neskusti, nebarstyti granulių, darydami tiesioginę sėją, visko yra kai kur, kad 80-90% važiavo vėliau susiskuto ir atsisėjo su paprastomis sėjamosiomis, kad taupyti sąnaudas ir atlikti tos darbus greičiau, ne pirmą kartą tiesiai su fokusu, net ir barstant granulės šliužai labai stipriai nukramtė, aišku, tai vėlgi nenuvažiuota, nepažiūrėta laiku į tos laukus, 80% laukų atsėta. Tiesa, tie rapsai sudygo, drėgmės yra, vėl papildomos investicijos į azotinius tręšimus tam, kad jie sparčiau vystytųsi, mitybiniai purškimai, ir ta rapsų savikaina kyla į viršų. O tų savikainų klausimas prie dabartinių grūdų kainų, irgi labai ilga diskusija, kurią mes kiekvieną dieną diskutuojame, galvodami apie ateinančių metų derlingumus ir rezultatą. Tai žemynų rapsų sėja labai skirtinga, tai kai kur labai kokybiškai, kai kur visiškai chaotiškai ir matome jau dabar, kad turėsime tik tai 20 augalų kvadratinį metrą tankumą, kitur net ir tos 25 tik tais ir sėjom, ar 30, kur sėjom su tiksliosiam tempo ar maestro sėjamosiam, kurios yra pritaikytos kukurūzų ir cukrinių runkelių sėjai. Daug reguliavimo, daug mąstymo, daug vaikščiojimo paskui sėjamasis visoje Lietuvoje, skirtingi rezultatai tos sėjos kokybės. Kai kur atsiprašėme ir plūgo, nes be jo nelabai buvo įmanoma, vėl grįžta tam tikros tendencijos, kad plūgo, kuris anksčiau Lietuvoje buvo pagrindinis padargas, 10-12 metų mes jo nelabai naudojame Lietuvos laukose, nebent ekologinis ūkas ar kai kur prieš cukrinius runkelius. Dabar pagal drėgmės kiekį dirvožemį jisai vėl grįžo, man asmeniškai, kaip bebūtų keista, pakankamai naujas padargas ir kai reikia atvažiuoti prie lauko ir stovėti prie jo reguliavimo ir galvoju, nuo ko pradėti. Tai tikrai kvietėme žmonės, kurie tai supranta, važiavom į laukus, žiūrėjom, nes vėl plūgas ekologijai labai geras apvertimas, taip pat pakankamai nemažai daug kur plūgas grįžo ir žieminių kviečių laukus, kur buvo labai didelė atsparaus pašiaušėlio koncentracija, bet apie tai tada, kada prikeliausime prie žieminių kviečių. Ką pasidarėme žieminiuose rapsuose, be abejo, pirmieji purškimai dirviniais herbicidais, kuriuos rekomendavome net ir tiem, kurie sėjo tiesiogiai striptilų. Keli momentai, metazochloro kaina gerai nuvažiavusi žemyn, tam, kad susitvarkytume su miglės ar žliugės populiacija. Miglę galima vėliau paremontuoti su centurionu žeminių rapsų laukose. Bet vėl metazachloras su klomazonu pakankamai pigus sprendimas, pats pigiausias. Net ir jeigu prasileidome piktžolės, labai nebijom, pavasarinis korveto purškimas ankstyvose stadijose sutvarkys, turėsim puikų švarumą ir gal net įtirpsim į 60 eurų herbicidinius sprendimus. Antras variantas, žinoma, kontaktinis herbicidas rudenį, metazamikso ir belkaro deriniai. Daug kas yra ir šio herbicido fanas, labai puikiai veikia kontaktiniu būdu, tiesa ten, kur laukose daug žliugės.
vėlyvoje stadijoje purškimo, net ir pridėjus didesnį metazochloro kiekį, su ją susitvarkyti, jeigu jinai pasiekia jau kokius 10 cm, praktiškai neįmanoma, jos tikrai bus. Tai piktžolė, kuri daug azoto suvalgo pavasarį, pakankamai pasilieka pačioje, tiesa, azotų jinai labai reikli. Tai šita kontrolė padaryta, daug kur dirviniai herbicidai, daug kur vieną kartą pabiros, o toliau viskas nuo sėjos ir nuo sėjos technologijų. Tai turime rapsų, kurie šiai dienai jau nebeskaičiuojame lapų, turi po 4-6 šoninės šakas jau, kurie yra pasėti 14-16 dienomis. Net ir daug augimo reguliatoriai yra padaryti, daug gamybinės praktikos, kurios pasisėmėme iš praėjusių metų, ne poros, kada turėjome šiltus rudenius ir sparčiai besivystančius rapsus. Ir kiti, kur yra tik tai skilšlapiukai arba pirmieji tikrieji 2 lapeliai, kur jau pravažiuota su kasų pravažiuota arba su biriomis trąšomis ir atiduota panašiai tarp 30 ir 40 kg veiklios. Papildomas mitybinis 3 lapelių purškimas ir augimo reguliavimas, nustumimas, ne daugiau orientuotas į fomoziką, jie turės 6 ar 7, bet čia jau turbūt bus spalio mėnesį. Daug skirtingų technologijų. Ką dėlėtų dabar atkreipti žieminių rapsų laukose, vėlgi augimo reguliavimas, jos terminas, jeigu yra ankstyvas 3 lapeliai, ne 4 lendantis, didelės normos metkanozolo, pilnai puikiai ir labai nuostabiai susitvarko. Kai kur tai darėme net ir 2 kartus, tas stabdymas buvo skirtingomis veikliomis medžiagomis darytas. Geras oras su parašiutu pašokinė. Tik tai vėjas turbūt kokie 25 metrai per sekundę. Tai šį savaitgalį 25 metrai per sekundę vėjas, ne vakar pūtė, šiandien pučia, vakar atsistojome prie lauko, išsilankstęs 36 metrų lybas 4 valandą, sakau, ką iš čia veikia, sako, šiandien nupurškėm nuo ryto 20 hektarų, laukiam, kol gūsiai dingsta, pradedam purkšti. Tai darbas darbo veja, nes reikia ir sėti regionai, kurie pradeda kasti cukrinius runkelius, tai kasa cukrinius runkelius, turi juos vežti, turi juos krauti. Reikia daryti žieminių kviečių sėją, kuri dar tik tai be prasidėjus ir kai atvažiuoju į ūkį ir sako, turiu pasėti 1200 hektarų ir vakar dienai turėjom padarę tik 50, nes neįmanoma važiuoti. Daug tų minčių įvairių kelia, žinoma, vėlyvos sėjos mes nebijom. Tai su žieminiais rapsais vėl augimo reguliavimas, ką matom dabar Lietuvos laukose, pakankamai mažas cukraus kiekis dar yra sukauptas, kai matuoja augimo kugelėje, kur turėtų 11-12% būti tam, kad jisai būtų pasiruošęs žiemojimui. Na, cukrus veikia augale kaip antifrizas, dabar tik tai 5, tai 3-4 lapeliai augimo reguliavimas tam, kad sumažinti giberelino sintezę augale, tam, kad galėtų natūraliai veikti citokininai, taip pat pridedant ir papildomų preparatų turinčių citokininų ar skatinančių jų formavimąsi tam, kad tie rapsai tiek prisiplotų, tiek labai stipriai pradėtų šakotis. Na ir vėliau be abejo papildomi boro padavimai, kada naudojame kartu kalio ar fosforo trąšas priklausomai nuo dirvožemio tyrimų ir temperatūrų, kada atiduodame pagrindinius mikroelementus, būtent kad pasiekti tą 10 ar 12% cukraus kiekį kugelėje, kad galėtume tiek mes, tiek žieminiai rapsai nueiti ramiai žiemoti. Tai šitus pagrindinius purškimus pradedame daryti, kada lapų biomasė, na, panaši kai tokia arba prieš kelias dienas, kada žieminis rapsas pasiekė 6 ar 7 lapelius, kad tikrai visos mūsų investicijos vėlyvoje sėje žiūrime į tai, kad net ir 3-4 lapeliai papildomo mityba yra ženkliai svarbesnė negu augimo reguliavimas, kurį vėlyvose jos žieminiuose rapsuose reikėtų pastumti į pabaigą. Tai daug darbo su žieminiais rapsais, temperatūros panašu, kad kris iki 13-14 laipsnių dieną, 4-5 naktį reiškia, kad rapsas nustos augti naktimis ir bus tik tai dieninė intensyvi vegetacija. Reikės jam padėti tam, kad jisai stumtų tas šaknis, tam, kad jisai kauptų tą cukrų, tam, kad galėtume tiek augalą paruošti ateinančiai žiemai, tiek kitais metais turėti tokius laukus, kad būtų juos verta investuoti ir galėtume tikėtis kuo geresnių rezultatų. Su žieminiu rapsu, kai kiekvienais metais darbų laukose daug gamybinės patirties iš praėjusių metų, bet apie tai kaip visą laiką daugiau jūsų laukose. Jeigu galvojam, kad daug reikalų su žieminių rapsų sėja, tai su žieminių kviečių sėja tų reikalų tikrai dar daugiau šį rudenį Lietuvos laukose. Jeigu sakom, kad rapsas išbarstytas, bet kur gali užaugti, pasivyti tuos 7-8 lapelius ir pražemoti net ir netobulumis sąlygomis, su žieminiais kviečiais situacija yra šiek tiek sudėtingesnė. Tų Lietuva ar Vidurio Lietuva, kur labai ilgą laiką trūko drėgmės ir jau žmonės tyliai pradėjo sakyti, kad žinokit, per sausą važiuoji paleidai, kad ir sunkiasis lėkštas, nesvarbu, ar tai Carrier XL-nes, ar tai Jokeris, ar tai Bednaro, ten 12 metrų galiūnai moliuose važiuoja, toks vaizdas, kad su katės nagais pravažiuota, nelenda, net ir pačios sunkiausios lėkštas, laukiame, kol palijo, kad galėtume pasitvarkyti kai kurios laukus, nes pakankamai nemažai šiais metais Lietuvoje yra atsėliojimų žieminių kviečių. Tai jeigu apie patį praėjusių sezoną daug patirčių šiais metais įsinešėm, daug informacijos dalinamės su ūkininkais, daug ką stebėjom, daug infratekų, kaip ir visada sakom, šitoje vietoje teisėjas yra vienas, kuris gali pasakyti geriausią verdiktą, tai yra svarstyklės. Ganėtinai daug įdomių variantų.
kelios naujos veislės, kurios užkliuvo, ne, apie jas pašnekėsime prie sėjos, kokie tie praėję metai buvo žieminių kviečių augintojams labai skirtingi. Vėl, daug Skageno grįžo Lietuvos laukus, pakankamai nemažai Braito buvo, ne, kai kurios naujos veislės labai nepalankios temperatūros augimo reguliatoriam, kada sukandė dantis pagal azotinius tręšimus, kuriuos šiais metais tikrai didinomės Lietuvos laukuose, važiavom ir labai nepalankiomis sąlygomis daryti papildomus augimo reguliatorius, naudojant kartu kitas veiklias medžiagas, kurie galėtų pagerinti jų efektyvumą. Matėsi Lietuvos laukuose padeginimo dėl būtent daug mažesnio vaškinio sluoksnio žieminių kviečių laukuose. Visko buvo, bet galų gale pavyko išsaugoti labai daug laukų, tikrai pakankamai status kulimas ten, kur pasidarėme 2 ar 3 augimo reguliatorius laiku, kai kuriuose regionuose to neleido padaryti orai. Vėlgi buvo tada pirmas, antras 32 stadijoje kaip ir be šansų, lijo, tada 37, pakartotintas 39 augimo reguliavimas, pasitrumpinimo, bet Skagenas yra Skagenas, jeigu derlingumas 7, 8 ar į viršų, buvo tų pagulusių laukų, vėl vidur Lietuvoje, kur gavome tos orus ir išvažiavimo pakankamai status kulimas ir problemų nebuvo. Bent jau su išgulimu. Prasidėjus javapjūtei, įdomus variantai, labai pasijautė kombainų našumai, tie, kurie tikrai turėjo painvestavę. Vėlgi atsisėdė į 89 Leksą, nepilnas Semusas, viskas paprasčiau. Tonažas geras, bet greitis ir greičio šiais metais nebuvo. Dėl to tas našumas labai buvo stipriai sulėtėjęs, labai daug lignino šiais metais Šiauduose, kombainai springo, čiaudėjo ir 9-10 val. Vakaro beveik visus varė iš laukų, nesvarbu net ir minimali rasa, su tiek šiaudų biomasės, labai daug lignino, smulkintuvai neveikė, paskleidimas neveikė, perkolimas, čiaudėjo, žodžiu ir viskas. 10 val. Namo, bent jau užsimegoti javapjūtės metu ūkininkam tikrai davė, nes tik tai porą naktų buvo, kur gavom pasportuoti žieminių kviečių laukose ir pavažiuoti į priekį. Rezultatai derlingumai, kas šiais metais nustebino, labai stabiliai, standartiškai birėjusi Etana, labai neblogai birėjęs Braitas, Skagenas, kurio vėl šiais metais dar daugiau grįžta negu praėjusiais metom, būtent dėl savo kokybinių parametrų, kai baltymas 14 plus minus, glitimas 28 ir aukščiau, saikas tarp 75 ir į viršų ten, kur viskas padaryta, tikrai daug kur ir ekstrinių. Vėl, Šiaurės Lietuva, kai kuriuose regionuose būtent ankstyvos veislės ir šiais metais buvo labai akivaizdžiai matyti tas paskutinis vėlyvasis karbabidinis purškimas, kurį jie labai stipriai nustūmė į vaškinę brandą, kada kviečiai buvo jau arti nokimo, turbūt paspartino šiek tiek dygimą tokių didelio kritulių kiekio ir tas dygimas atsiliepė kritimų skaičių. Vėl kritimų skaičius, kai kuriuose laukose, kur labai daug kritulių, kur tokie purškimai buvo padaryti, 170 teko daug pačiam stovėti prie to aparato, skirtingas veislės tikrinti, ganėtinai ilgas procesas, turbūt vieną kritimo parametrą 20-30 minučių padaryti, nes vėl tas įrenginys turbūt tik tai 2 mėginukus priima. Tai prastesnis kritimas, ne automatiškai tokiem ūkininkams sakėm, kad gerbimieji savo sėklą tikrai bent jau parsiduodami ir nes garantuotai ištyrę daigumą pamatysime labai daug prastesnių rezultatų. Tai kokios veislės vėl iš naujų nustebino optimistas, nėra jisai maistinis, ne, kai kur 3, kai kur 2 klasė, labai aukšti parametrai, neblogai pasirodęs Imperiumas, aukščiausias kokybinis parametras tai Vandelinas, kurį šiais metais išvis žiūrėjom, kuris net aplenkė kietuosius kviečius savo baltymų, kuris siekia beveik 18-30 keli glitimo su 82 saiku, žinoma. Labai viską laiku ir puikiai darančioje bendrovėje, kur agronomai tos laukus labai stipriai prižiūri. Tai daug skirtingų veislių, kurių pasibandome, po 5 ar po 10% vėl turbūt pagrindinė bazė šiais metais Skagenas. Sėjame kai kur, sėjame Braitą, sėjame Optimistą. Tiek tiek Euforija, kai kurie mėgsta Artistą, šiaip daug skirtingų veislių, bet kiekviena veislė yra ir atskiros technologijos ir ką derėtų atkreipti dėmesį. Tai stengiamės, kad jeigu turime vieną labai aukšto kokybinio parametro, bet mažesnio derlingumo veislę, taip pat šalia jos pasistatyti ir kažkokią veislę, kuri turi aukštą derlingumą ir šiek tiek žemesnius parametrus, kad galėtume pasimaišyti, kuri bus geresnė, visą laiką stengiamės nedėti visų kiaušinių į vieną maišą tam, kad jie nesugriūtų ar nesudužtų kitais metais. Tai žieminių kviečių sėja šiais metais irgi pakankamai įdomi, pietų Lietuvoje pradžiai buvo per sausą, dabar tikrai įsivažiavo, manom, kad per savaitėlę gal pietų Lietuva ir vidurio turėtų ją ir tiek pradėti, tiek pabaigti. Šiaurinėse regionuose sunku,
Nu, o kiek teko girdėti, nes savaitėlę pusantros neteko nuvažiuoti pajūrio regionuose, ne tiek, kad sunku, bet ir tragiška. 100–120 mm kai kuriuose Klaipėdos rajono kraštuose per pastarąją savaitę ir žieminių kviečių sėja net ir prie idealių orų, prie rudeninių džiūvimo sąlygų, kai kitą savaitę atvės orai nusistums turbūt dar kaip minimum savaitėlę į priekį. Ar to mes bijome? Turbūt ne. Pernai metais labai daug skirtingų sėjos laikų, labai daug skirtingų gamybinių bandymų, ne kada buvo tas pats laukas pasėtas tiek rugsėjo 15 tą pačią veislę, tiek lapkričio 15 nusprendus, kad bus pamažintas cukrinių runkelių plotas. Tikrai skiriasi derlingumas, tikrai skiriasi jis beveik per 1,5 ar net kai kuriuose vietose per 2 tonas, daug infratekų, daug visko. Čia papasakoti visos tos informacijos tikrai net neįmanoma, jie dalinamės laukose ir žinoma papasakosime savo žieminiuose ir pavasariniuose renginiuose, iš ko mes būtent sėmėmės patirtį praėjusiais metais. Ką darome dabar? Nešokom į labai ankstyvą sėją, kai kuriuose vietose, kur žmonės turi daug cukrinių runkelių kasimo, ta ankstyva sėja padaryta, nes šis laukas irgi tikrai neišimtis. Laukas pasėtas, dabar jau pradeda kviečiai leisti antrąjį lapelį, ką darysime ankstyvose jos kviečiuose, bet kuriuo atveju vienareikšmiškai tiek kontaktinis, tiek sisteminis insekticidas, naudojant kažkokį tai registruotą kontaktinį kartu su karnadinu, ta vadinama pusinė norma, kurios pilnai pakanka tam, kad reguliuoti amarų populiaciją, nes miežių žemūgės praėjusiais metais irgi buvo, kas jos netvarkė, kas buvo pasisėję 10–12 dienomis ar dar anksčiau, daug juodų varpų. Tai turėjome vieną tokį labai įdomų gamybinį variantą, kada 6 metro fokuso hidraulas buvo išėjęs ir netolygiai prispaudinėjo, žodžiu, fokusas lankstosi 1,5–3,5 metro ir žieminiai kviečiai sudygo netolygiai. Vieni sudygo anksčiau, kiti sudygo vėliau, tai panašiai kas 3 metrus per visą lauką. Ir stebint pavasarį viskas buvo tvarkoj, šalnos pradėjo labai aiškiai ryškėti kažkokie tais, kad kažkas tiem kviečiam negerai. Ir kai pradėjo plaukyti, pradėjo matytis raudoni lapų galiukai, pradėjo lysti miežių žemaūgiai ir tai įsivaizduokite, kad 3 metrai nuostabių kviečių, kai jeigu pasižiūrėti varpas po 62 grūdus, jos pilnos, tankumas apie 6 milijonus ir galėtume iš tokio lauko tikėtis 8 ar daugiau tonų. Ir sekantys 3 metriukai, kada matom, kad pavienės varpos, kurias galime aplenkti ir 1,5 tonos ten nekulsim. Lauko vidurkis 4,5, labai aiškiai vizualiai matosi būtent tie procesai. Tai sudygimas, aišku, dėl ko jis išėjo, būtent dėl to, kad vieni pasigavo drėgmę iš giliau, išdygo anksčiau, kiti išdygo tik tai po lietaus. Ir būtent labai aiškus ir akivaizdus miežių žemūgės skirtumas per 100 daugiau hektarų žieminių kviečių skirtingose laukose vien nuo tokio mažo varianto, kada kažkas negerai su technika. Tai vėl daug laiko ir daug reguliavimo prie žieminių kviečių sėjos, pakankamai daug dirbimo. Kai kuriuose regionuose sunkesnis molis, net ir šiaudai nurinkti, praskuti su top-down vieną kartą. Tada palauki, kad pradžiūtų, pasižiūri, kad nelabai važiuoja. Tada palauki, kad atlytų vieną kartą su carrieriu, per didelį grumstai antrą kartą su carrieriu, tada vėl važiuoja prantuškė, jeigu važiuoja prantuškė 9 metrė, intensyvesnis žemės dirbimas, pakankamai neblogas kopijuojamas, gražiai įsėjo, išlaiko tą tokių 2–4 cm gylį per visą lauką. Senesnis rapidas, vėl biškelis senesnis technologijos, netobulas kopijuojamas ir tas jos gylis ten, kur vėl padanga pravažiavo, kur kas gaunasi nuo centimetrų iki 4 ir kaip tokį atreguliuoti. Tai daug žemės dirbimo, mažai tos tiesioginės jos, kur važiuojam, darom kažką tais, kai kur grįžo net ir arimas, pakankamai nemažai Lietuvoje atseliuojamų kviečių. Arimą taip pat susigražinome ten, kur turėjome pašiaušėlio problemą. Pašiaušėlio problema kartais ateina su naujais laukais, o kartais jinai ateina iš laukų, kur mūsų kaimynai, nes su jie pasidalina, kažkiek tai žinoma prakeliauja ir su sėkla, ir su ta pačia technika, jeigu kuliame. Bet pašiaušėlio klausimą apie jį visi diskutuoja, bet yra 2 skirtingi variantai. Yra pašiaušėlis, su kuriuo įmanoma pakankamai normaliai sukovoti su registruotais augalų apsaugos produktais, kurių yra tikrai Lietuvoje pakankamai nemažai, ir yra atsparus pašiaušėlis, kada naudojame jo maksimalias normas ir pašiaušėlį tik tai sumažiname tam, kad kviečiai galėtų jį praaugti, o 100% surinkame tik tai pačius mažiausius, pavasarinės vegetacijos metus. Tokiuose laukose tikrai ariame, stengiamės tą padaryti labai gražiai užverčiant, sutrumpinant vagutes, pasižiūrint, kad tarp plūgo korpuso būtų apie 44–45 cm atstumas, nedidesnis, nemažesnis, tam, kad labai viskas gerai apsiverstų, žinoma, priklausomai nuo dirvožemio. Ir greičiausiai ten bent 4 metelius negrįšime tiek su kviečiais, tiek su gilesniu 10 cm žemės dirbimu. Arimas vis tiek pagal dirvožemio sluoksnį nuo 18, o geriau net ir 22 ar 23 cm. Tai ir tokios technologijos sugrįžta, vėl žieminiai kviečiai, kokios jos normos.
Kai kur jau 3 metus turbūt siejame su kintama norma, kur kartu Agrikonas pagal dirvožemio skanavimo elektrinių laidumo duomenis padaro sėjos normų žemėlapį ir pagal tai mes kraunamės į savo ten prantuškas ar fokusus ar spiritus. Pagal tai siejame, tarkim, 3,5 lengvesniuose dirvožemiuose, ne 5 kažkur tai ant kalno ar sunkesnė molį. Šiais metais tai tikrai labai pasiteisino, ypač ten, kur turėjome daugiau lietaus, ypač lengvesniuose dirvožemiuose. Kas būtų, jeigu būtų sausra, čia tokia visada agronominė diskusija, kad į lengvas dirvas, į priesmelius mes sėjame mažiau, nes ten geriau krūmiesi. Bet jeigu metai sausiringi ir užkepina, tai būtent tie šoniniai stiebai visada čiuožia atgal. Tai čia irgi toksai kortos statymas, ar reikėtų labai stipriai nusimažinti smėliuose dėl to, kad krūmiesi? Ne, nes užėjus sausrai, ką augalas padaro, visų pirma atmėto šoninius ūglius, visada geriau šiek tiek tą tankumą tose vietose pasididinti su rizika, kad pavasarį apie 30% šoninių ūglių regeneruosis, tai redukuosis. Tai nuo ko startavome? Startavome nuo 3,2 iki 3,5 milijono tose ankstyvesnėse sėjose, kurių buvo labai mažai. Kitur standartinis startas 4,5 milijono sunkiuose moliuose ir manau, kad tokią normą laikysime iki kokios rugsėjo 25 dienos, vėliau priklausomai nuo tokio, kokios bus temperatūros. Dabar rodo atvėsimą, vėl 4-5 naktį, 15 dieną. Situacija keičiasi, orus žiūrit kaip ir jūs, taip ir mes kasdien. Ir jeigu kitą savaitę rodo lietaus, tai šiandien atsidarius vindį pasižiūrėjus 10 dienų prognozę, to lietaus iš vis neberodo. Tai reiškia, kad vėl tada keičiasi mūsų technologiniai sprendimai ir dabar jau mes dirbam link to, kad tą drėgmę išsaugoti. Tai žieminių rapsų paberas glifosavom pakankamai anksti, tam, kad neprisidaryti didelės biomasės. Šiais metais piktžolių kontrolė buvo labai svarbi, ką mes ir darėme su agronomais tuo metu, būtent prieš javapjūtę ar važiuojant kartu su ūkininkais kombainuose. Visas regionas, nuo vidurio Lietuvos ir aukščiau, kur daug kritulių, labai vėlyvose stadijose išlindusių usnis, manau, kad jos pakankamai nemažai matėte važiuodami tiek vasarinių miežių, tiek kai kur net ir žieminių kviečių pasėliuose, kokią kontrolę reikės daryti ten, kad jos nebūtų, rudeninės vegetacijos metus pakankamai nemažai jos randame ir rapsuose, o kada paliksim kai kur net ir pavasarį tvarkyti su jie. Tai daug skirtingų variantų, sėjos gylis 3 cm geriau 4 negu 2. Bet vėl taikyti į šitą, jeigu pasėsime pusę centimetro ar centimetrą per ten, kur pravažiavo diskas ar kaltas, žemė visą laiką plyšta taip. Jeigu sėkla bus padėta 1 centimetro gylį, tikėtina, kad jinai gali tas laukas prarėtėti vien dėl to, kad žiemos užšalimo ir atšalimo metu galimai bus nutraukiamas šaknis, vėl 3-4 cm bent jau augalo centrinės šaknis yra apsaugotas ir tas pagrindinis krūmimosi mazgas yra giliau, jisai tikrai turės daug žemesnės temperatūros žeminės žiemos periodo metu. Kai ką atkreipiant dėmesį, sėjos normą ir veislės, nuo ko startuojame, labai anksti nesėjame tų veislių, kurios kažkiek bijo pašutimo, etaną vėl, kaip bebūtų keista, nors veislė ankstyvesnė, stumėme šiek tiek vėliau. Su skaginu daug drąsiau, šitoj vietoje jisai atrodo ganėtinai gerai. Sėjam ir informerį, kuris šiais metais turėjo tragiškus kokybinius parametrus, derlingumas geras net ir prie to, kad turėjo apie 30-40% kai kur pažeistų fuzariozės varpų. Derlingumas vis tiek pakankamai geras, jisai labai neblogai pakenčia atsiliavimą, šiemet tiek kritulių tikėkime, kad kitais metais 500 mm per tokį periodą mes negausim, Vidurio Lietuvoje su jo kokybiniais parametrais šiek tiek geriau. Tai visos kitos veislės vėl eiliškumo tvarka, jų Lietuvos laukose ganėtinai nemažai. Herbicidinė kontrolė, čia klausimas nuo to, ką jūs turite. Paskutiniai flifoniceto metai daug išdiskutuota tema, kada jį verta naudoti, ypač jeigu turite pakankamai nemažą vienskilčių kiekį laukose. Ten, kur pašiaušėlis kartu su flifonicetu naudojame ir atofumizato veiklę medžiagą, porą metų gamybinių bandymų parodė, kad labai gerai tvarkosi su juo. Tikėtina, kad net ne vieno, gal net ir 2 kartus reikės pakartoti kažkokius netradicinius sprendimus tose laukose, kur jo yra labai daug. Tai ta veikli medžiaga toliau žiūrime labai paprastai. Kaip pas mūsų dirse, kai kurie ūkininkai tiesiog ryja piliulę 20 keli € investiciją tiek į dirvinį ar kontaktinį herbicidą iš rudens, tiek vadinami 35 ar 40 pavasarį, vien dėl to, kad turi ir smilguolės, ir dirsę savo laukose. Tai tada šitų 2 piktžolių išsinaikinti pakankamai sudėtinga. Žinoma, galima, bet jeigu yra daug smilguolės, ją palikti pavasarį irgi labai pavojinga, nes galime rasti labai didelį patalą tie kai kuriuose laukose. Tai daug skirtingų variantų, ką darysime, kai kviečiai pasieks 3-4 lapelius, nuo 2-3 lapelių, jeigu bus tik tai šiltesnė temperatūra, vėl sisteminio insekticido panaudojimas. Jeigu tik pamatysime vieną ar kitą amarą, kartu su mitybiniais komponentais, kartu naudojant ar vienanarius cinką, varį,
ar komplekse, kuris yra kartu paruoštas javams, yra cinkas, varis, geležis ir manganas būtent atitinkamomis proporcijomis. Daug skirtingų variantų. Fluorosulamas ten, kur reikės naikinti pupų pabiras, nes jeigu važiuojate su komplytu, tai prodiflufinikana jos praslys. Taip pat, jeigu pakankamai anksti dirvinio panaudojimas ir prašoks žieminis rapsas, kurio buvo šiemet pabarstyta pakankamai nemažai, tai paprasčiausias argonas kartu su šitais mitybiniais komponentais irgi padės išspręsti šitą problemą. Daug, be galo skirtingų variantų, kurių paminėti turbūt net pakankamai sudėtinga. Labai daug įdomių infratekinių, daug svarstyklinių duomenų iš praėjusių metų būtent iš ūkininkų, kurie taip pat kaip ir mes dalinasi savo gamybinę patirtimi ir ne iš lemputės, o ten, kur viskas pervažiuoja per svarstyklės ir jiem patiem įdomu, kokie sprendimai pasiteisino šiais metais ir ką galėtume daryti ateinančiais metais kitaip. Labai smagu, kai aš visada ir mūsų visą agronomų komandą skatinu, nebūkite ir nedirbkite vienam rajone. Nes paskaidydami savo darbo dienas per kelis regionus, neturėti tiek vidur Lietuvoje, tiek šiek tiek šiauriau, arba pasileisti iš Žemaitijos kažkur tais į vidurio Lietuvą, ar gal net kartais nuvažiuoti į pietų Lietuvą, pasidalinti tomis patirtimis, nes per vienus metus surinkama daugiau informacijos. Jeigu dirbi vienam krašte, taip, viskas labai pakankamai aišku, bet tos tam krašte sąlygos ganėtinai panašios. Tai šiais metais pietų, vidurio ir šiaurės rytų Lietuva toks vaizdas, kad visiškai skirtingose klimatinėse juostose mes buvom, visiškai skirtingi darbai. Nemažai dar laukia, manau, kad žieminių kviečių sėja šiais metais iki spalio 15 ar ne spalio 20 gali užsitęsti, ką parodė praėjusią metai. Ten, kur pataikyta į gerą dirvožemio brandą, spalio 15 pasėti žieminiai kviečiai niekiek neatsiliko, o kai kuriais atvejais net ir lenkia pasėtus rugsėjo mėnesio vidury kviečius. Ar tai pasiteisins kitais metais? Mes nežinom, žemės ūkyje būtent tam agronominiam darbe daug interpretacijos ir kuo daugiau patirties per tuos metus yra sukaupęs, tuo tas gamtos sąlygas ir tą mūsų dirvožemį yra lengviau interpretuoti ir savo kažkokias rekomendacijas ir sprendimus pagrįsti Lietuvos gamybiniuose laukuose sukauptą patirtimi. Tai labai rekomenduoju visą laiką pasitarkite, pabendraukite su mūsų agronomais, nes jie yra tie žmonės, kurie yra tikrai gamybininkai ir kiekvieną mielą dieną praleidžia jūsų laukuose. Nesvarbu, ar tai būtų ateinantis purškimas, ar sėjos, ar žemės dirbimo darbai. Viskas yra, iš ko susideda tas galutinis rezultatas ir kažkurioje vienoje mažoje vietelėje padarius klaidelę, mes iš karto užsiprogramuojame savo ateinančius metus, kad darykime, ką norim, jeigu neturėsim gero augalų tankumo, problemų tikrai bus. Pats elementariausias tyrimas, visus skatinam, net šaukiam kitais atvejais, kad darome sėklų daigumus, nes būtent šiaurės rytų regionuose kai kurie ūkininkai pasidarė, sako, nieko nesuprantu, 46% daigumas. Tai įsivaizduokite į dirvožemį įkišus 46% daigumo kviečius, pasėjus 4,5 milijono, kokį ateinančių metų rezultatą mes jau iš karto programuojame. Tai mažos smulkmenėlės, iš kurių ta piramidė visa ir statosi, statysime mes ją dar ilgai, statysime beveik 310 dienų iki sekančios javapjūtės. O dabar pats svarbiausias momentas, kaip pasiklosiu, taip ir išmiegosi, žemės dirbimas, kiti darbai laukose nesibaigianti javapjūtė, turbūt ne javapjūtė, o pupapjūtė. Šiauriniai regionai dar turi pakankamai nemažai pupų laukų, kur derlingumai labai įvairūs, pietų Lietuva 4,5, kai kur net ir per 5 tonas perlipo. Ar B ir C, labai skirtingi purškimai, bet tikrai daugiau turbūt pašarinių negu maistinių. Šiaurės rytų, šiauriniuose regionuose kritulių daugiau, gal netokios palankios kenkėjams vystymosi sąlygos, gal laiku pataikėme su tais insekticidais ir A ir B yra. Bet vėl, sudėtingas kūlimas, 19% ir visiškai nedžiūsta, kai kur net 22, santykinė oro drėgmė labai didelė. Didelis džiovyklos sąnaudos ir šnekėjome net ir su keliais ūkininkais, sako, atvažiuoja logistika iš uosto, net eina į sandėlį vairuotojas pauostyti, koks kvapas ir jeigu užuodžia kvapą, sako, ne, sako, šitų neimsim, nes garantuotai sugrįšiu, nes uostas ant tiek priekabus, kad neima, jeigu yra menkiausias kvapas, o kiek pupų mes galime prisikulti 20 drėgmės, kad jos nesukaistų ir mes spėtume jas išdžiovinti, manau, patys galite pasiskaičiuoti pagal savo tiek kombainų, tiek džiovyklų pajėgumus. Tai ankštinį dar laukose prasidėjo cukrinių runkelių kasimas. Vidur Lietuvoje kol kas mūsų draugų laukose tie pirmieji rezultatai, bent jau bunkeriniai, labai džiugina. Cukrus nuo 16, kai kur net turime kelis tyrimo rezultatus, kur 17,2, 17,5 ir 17,8 pirmosios dienos vežimo, ne po kelias mašinas, kas kelias mašinas imami tyrimai.
Ką darėme anksčiau, 15-16, tonažas vėl turbūt bus nuo 50 iki 90, net ir ankstyvose kasimuose, bet apie tai kitose mūsų laidose. Kukurūzo derliaus nuėmimas, kurį matėme jau pradėjusi Pasvalio rajone, labai įdomu, nes vėl vėlyva sėja, ilgesnis vegetacijos veislės ir žmonės startavo su 27% sausų medžiagų kiekiu, kuris tiek fermentacijai, tiek pagrindiniam nuėmimui sudėtingas. Na, gal trūksta pašaro ir reikia pirmasis tranšėjas susidėti anksčiau. Kol kas laukose va taip ir randame nuo 27 iki 30 sausų medžiagų. Kukurūzuose tai bent tos 33 pasiekti tobulą būtų bent 35, bet pakankamai nemažas ūkininkų kiekis nori nusiėmęs kukurūzų šiais metais dar įkišti ir žieminius kviečius į savo laukus. Tai žinoma, sėkmės linkime jiems, sėkmės linkime jums visiems. Ši tikrai nepaprasta ir viena iš sudėtingesnių vegetacijos periodų. Intensyvus rugpjūtis, intensyvus rugsėjais, tikėkime, kad ateinančius porą savaičių būtent gero lietuviško rudens oro padės mums pasibaigti darbus ir galėsime šiek tiek atsikvėpti ir pagalvoti apie praėjusiais metais nudirbtus darbus tam, kad galėtume dar geriau pasiruošti ateinančių metų sezonui. Tai sėkmės visiems, geros sėjos ir iki susitikimų.